Kokia yra tavo didžiausia baimė? Žinau, mano didžiausia baimė, kad mane paliks artimieji. Suteikti kažkam daug skausmo nežinodama. Tai mano didžiausia baimė yra varlės ir rupūžės. Manau, greičiausiai tamsa. Gal prarasti tai, kas yra brangiausia? Aukštas. Kad manęs nieks nemylės. Mano didžiausia baimė yra skausmas. Gyventi nelaimingą gyvenimą. Aukštos spaudimo situacijos kaip šita. Varlės. Kad iš tikrųjų paslapčia visi manęs nemėgsta. Švilpavimas. Atsiprašau. Tai gal galėtum išsiplėsti? Jo, be abejo. Yra įvairiausios patarlės ir pasakymai. Nesisveikink per slenkstį arba dužę veidrodžiai neša nelaimę. Tai kažkas panašaus būtų tik su švilpavimu. Ir visą tai labai man įstrigo nuo pat vaikystės, kai leisdavau nemažai laiko su močiute. Turėjau, aišku, kaip faktas jos klausytis, nešvilpauk, nes, aišku, tai priveda prie tam tikrų pasekmių, skurdas, nelaimė, bet kas mane labiausiai baugindavo, tai velnio atėjimas. Net pačiam nesinori to daryti, bet praeiviam, paprastiems žmonėm įprastiem, tai yra gana įprastas dalykas. Ir ypač, kai aš išvarau į kokią viešą vietą, tai jeigu išgirstu kažką švilpą, ištinka realiai panika ir esu žiauriai sukaustytas šios baimės. O ar tavo artimieji žino apie šią baimę? Jo, bet kartais jie pasinaudoja šią mano silpnybę. Tiesiog, pavyzdžiui, erzindami švilpauja ir tai mane tas žiauriai žaidžia. Aš nenoriu čia išsiplėsti, bet tikrai skaudukai nepriema šios baimės. Jie netgi mano, kad aš išsigalvoju visą šitą reikalą. Ir kartais aš susimastau, kad jie irgi girdėjo visas šias patarles, bet vis vien neturi tos baimės. Ir aš jau net pavydžiu jiems, nes pastaruoju metu man tikrai sunkoka su šia baime gyventi. Todėl aš nusprendžiau kažką pradėti daryti dėl to. Žinoma, man vienam susidurti su tuo yra gana sunku, tai aš atlieku tai su profesionalais. Ir iš tikrųjų po kelių sesijų man pagerėjo ir palengvėjo. Anksčiau aš jausdavaus, kad šita baimė mane net skandindavo ir aš skęstu joje. Bet dabar aš pasikalbėjęs su psichologu, aš pradėjau matyti šią baimę iš kitos perspektyvos. Nelabai kaip ir yra jau svarbu, ar kažkas įvyks, kai aš sušvilpsiu, ar neįvyks. Bet labai noriu atsikratyti šios baimės, šios naštos, kuri šiauriai mane tiesiog slegia. Tai prašau, pirmyn. Ačiū tau labai. Ačiū, tikiuosi nebebijai. Gerai jautiesi. Tikrai geriau jaučiuosi. Gerai, tai labai gerai, ačiū.